Viešpatie Jėzau Kristau, pašvęsk ir vesk mus savo žodžio tiesoje, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Kai mes švenčiame didžiasias šventes, mes stengiamės jas gražiai švęsti, bet jų esmė esame ne mes. Ir pačiame centre ne mūsų darbai, ne mūsų pastangos, ne mūsų norai. Ir ši diena, šventosios vakarienės arba Eucharistijos įsteigimo diena, mes girdime Jėzaus žodžius ir visa tai yra, ką Jis dėl mūsų padarė. Už Jus atiduotas, už Jus pralietas. Jis atidavė, Jis praliejo. Mes turime kelias maldas, tikriausiai visi jūs jas žinote labai gerai, o gal ir ne. Mūsų giesmynė jos yra 905 puslapyje ir 906. Yra malda prieš šventąją vakarienę ir malda po šventosios vakarienės. Ir jos yra labai mums naudingos, nes jose yra sudėta visa esmė. Ką mes gauname sakramente. Žinoma, visa esmė yra rašte sudėta šventajame. Ir mes skaitėme pirmąjį laišką korintiečiams, apaštalo Pauliaus. Ir Evangelijose taip yra. Paulius turėjo savo matomąją prieiškimą, kaip šventoji vakarienė įvyko ir viskas atitinka. Ir antroji malda yra kur. Jėzau Kristau, ištikimasis mūsų suvargusiųjų sielų ganytojau, tu iš didžios meilės už prapuolusios žmonės atidavei mirtin savo kūną ir praliejai savo kraują. Ir tavo kančios bei mirties atminimui pastatei šventosios vakarienės paminklą. Tu mums duodi duonoje savo kūną ir vyno taurėje savo kraują, kad šis valgis atleistų mūsų nuodėmes, pastiprintų mūsų tikėjimą ir suteiktų amžinąjį gyvenimą. Pagal šį tavo aukos sakramentą mes dabar einame prie šventosios vakarienės, prisimindami tave bei tavo karčiąją mirtį ir trokšdami per tavo kūną ir kraują susivienyti su tavimi. Mano gelbėtojo, iš didžiojo savo gailestingumo pažvelk į mane. Mes matome maldoje du dalykus. Tokius du. Viena, mes kartu einame kaip bažnyčia, meldžiamasi už visus. Štai krikščionis atėjęs į bažnyčią, meldžiasi už visus, kurie eis, kurie priims Kristaus kūną ir kraują. Ir tada, sako, pažvelk į mane. Aš tarp jų esu tas, kuris nesu vertas nieko, bet tą nevertą tu pamilai ir atidavei už jį pats save. Mes žinome, kaip buvo švenčiama Paskos vakarienė, arba Pesach Sedar, pagal Mozės nustatytą tvarką, prisimenant žydų išvadavimą, išėjimą iš Egipto. Taip pat šventoje vakarienėje prisimenamos ir toje vakarienėje aukos, valgomas avinėlis. Ir Jėzus yra tas avinėlis ir paskutinė auka. Su juo visos aukos pasibaigė. Ir mes, eidami Kristaus kūno ir kraujo sakramento, mes pirmiausia žvelgiame į kryžių ir klausomės jo žodžio. Kas tai yra? Mano kūnas už jūs atiduotas, mano kraujas už jūs pralietas. Ir daktaras Martynas Liuteris sako, kad tie žodžiai už jūs yra patys svarbiausi, nes čia mes žinome, kad viešpats yra su mumis, arba aš žinau, kad viešpats yra dėl manęs. Ir kai aš esu suvargęs, išvargintas nuodėmių, prispaustos sąžinės, aš turiu bėgti prie kryžiaus. Bet aš negaliu bėgti prie kryžiaus, nes Kristaus kryžiaus jau nebėra šioje žemėje. Aš negaliu skubėti prie jo kenčiančio kūno ant kryžiaus, nes jo nebėra šioje žemėje.
Kur yra? Aš bėgu ten, kur Evangelija, ten, kur jo kūnas ir kraujas. Aš bėgu tai, ką jo auka dovanoja man. Ir tai, ką mes turime šiandieną, žodį, Kristaus kūną ir Kristaus kraują, tai yra tai, kas Jėzaus užpelnyta ir tai yra tos jo aukos dovanos, kurios ateina pas mus nuo kryžiaus, atiteka nuo kryžiaus. Ir tai yra geriausia dalis, kurią mes turime šioje žemėje, kai mes būname ten, kur yra viešpats. Kai mes girdime, ką jisai sako ir priimame, ką jisai yra padaręs. Mes žinome, kad Senajame testamente buvo draudžiama gerti bet kokį kraują. Atsimenam, netgi mėsa negalėdavo būti su krauju ir tai buvo, kadangi, sakom, taukai, Dievas sakė, taukai ir kraujas yra mano. Bet kraujas ir kitur, keliose vietose kraujas yra mano. Jisai neleido, kadangi kraujyje gyvybė, jis neleido vartoti kraują. Ir štai paskutinė vakarienė, šventosios vakarienės, Eucharistijos įstatymo vakarą, ketvirtadienį, jisai sako, imkite ir gerkite. Tai yra mano kraujas. Mes niekuomet tos paslapties pilnai nesuprasime. Ir mes nežinome, kaip duona virsta kūnu arba vynas krauju, bet mes žinome, kad viešpats tai pažada ir viešpats kviečia tai daryti. Ir tai yra dovanos, kuriuose viešpats pats yra su mumis ir pats būdamas prisikėlęs ir sėdėdamas Dievo Tėvo dešinėje, jis pats tomis dovanomis ateina. Jis turi galią lankytis savo bažnyčioje, pas savo žmonės ir taip jis ir lankosi. Ir žmonės daug mąsto, kaip pažinti Dievą. Yra tomai surašyti, tūkstančiai knygų, kaip pažinti Dievą, kaip suprasti Dievą, kaip priartėti prie Dievo, kaip prisišaukti Dievą, galbūt, kad Dievas priartėtų prie manęs, o viešpats pats ateina. Imkite ir valgykite. Štai čia aš esu. Tai mano kūnas. Imkite ir gerkite. Tai mano kraujas. Ir tai yra tokia krikščionybei duota geroji dalis. Ir kaip gaila, kai mes kartais, aš nesakau mes susirinkę, bet bendrai kiekvienas krikščionim visada pavojus yra pamiršti tai, kas svarbiausia. Ir nukreipti savo žvilgsnius nuo viešpaties, labiau galvoti apie save, ką aš darau, o ne tai, ką jisai daro. Nes mes esam suklaidinti. Mes manome, kad šioje žemėje lemia mūsų darbai, mūsų pastangos, mūsų planai, mūsų pasiekimai. Na, Dievas žiūri į tai, kantriai žiūri kaip į vaikus. Vieni paikesni vaikai, kiti geresni vaikai, bet lemia viską viešpats. Viešpats lemia. Mes neturime šioje žemėje nei vienos savo, nei dienos, nei valandos, nei minutės. Mes neturime jokios savo nuosavybės, nes niekas nuo mūsų nepriklauso. Visa, ką turime, yra Dievo dovana. Ir tas gyvenimas yra Dievo dovana, bet dėl nuodėmės jis yra pilnas vargų. Pasaulis to nesupranta ir vargsta. Mes suprantame ir irgi vargstame. Tik dar prie visko turime, be įprastų žemiškų dalykų, kaip gyventi, kaip išsimaitinti, kaip gydytis, kaip tvarkytis gyvenimą, mes turime ir sąžinės reikalus, o kaip aš esu Dievo akivaizdai. Ir štai keliaujame mes, krikščionės, mes ir patys save matome, dėl ko mums ta Paschą, taip pat išlaisvinimas ir kelionė per dykumą artima, mes irgi esame keliauninkai per dykumą. Ir štai ir dykumoje, ką Dievas padarė, jis padovanojo keliaujančiai tautai, išvargusiai tautai, putpelių ir manos iš dangaus. Ir psalmininkas paskui sako, psalmėje sako, ir tauta gundė Dievą, argi Dievas gali patiesti mums dykumoje stalą ir duoti mums maistą. Dievas patiesė stalą ir Dievas davė maistą. Mes
gundome Dievą, klausdami, Dieve, o kurgi tu? Kaip man tave pažinti? Kokia tavo valia mano gyvenime? O Dievas ką daro? Sako, štai aš čia esu. Aš patiesiu stalą toje pasaulio dykumoje. Aš su tavim kalbu ir tariu tau, kad tau nuodėmės atleistos. Tave pamaitinu tuo atleidimu. Už tave kūnas atiduotas, už tave. Štai kraujas už tave ir dėl tavęs pralietas. Ne šiaip pralietas, už tave ir dėl tavęs. Tavo nuodėmė atleidimui. Ir mes maitinamės tuo maistu ir mums svarbu nepamiršti jo. Kaip daktaras Martynas Liuteris sako, kiekvienas kareivis turi savo privalomą porciją maisto turėti. Nes kitaip jisai nusilps. Kitaip jis neteks jėgų. Tai štai mūsų keliaujančių ir kovojančių dvasinę kovą maistas yra pats Dievas, pats Kristus. Ir krikščionės mes jeigu to maisto nepriimam, mes netenkame jėgų, o iš ko mes galime dar maitintis. Ir visuomet mums yra gerai išgirsti jo žodį ir išklausius jo žodį suprasti savo vargą. Nes pasaulyje irgi mes esame užliuliuojami, kad visi vargai pasaulio kaip nors išsispręs, gyvenimas kaip nors pagerės, siela kada nors atras ramybę, kada pasieks tą ir tą ir tą, kūnas štai ims staiga ir pasveiks, viskas išsispręs. Ir mes taip galvojame, štai taip sakoma, taip ir bus. Mes taip savaime nieko nevyksta. Viskas yra viešpaties. Ir viešpats į mūsų tą gyvenimą, kur mes galvojame, kad be jo kažkas gali būti, jis sako, be manęs nieko negali būti. Nei plaukas nuo tavo galvos be manęs negali nukristi. Tai juo labiau be manęs paties, kur pats atėjau, sutaikyti jūs su savimi, jūs niekuomet neturėsite ramybės. Ir Jėzus ir sako, aš jums duodu savąją ramybę. Todėl šiandieną dėkokime viešpačiai, kad tas avinėlis be kliaudos už mus yra paaukotas ir tos aukos vaisius mes po beveik 2000 metų galime gauti, kad Dievas savo žodžiu, kūnu ir krauju yra tarp mūsų. Mums kalba ir savimi mus maitina, kaip tą darė apaštalams. Taigi, ir mes liturgijoje tą sakome, taigi, kada tik valgote šitą duoną ir gerite iš šios taurės, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Kai kas iš parapiečių yra sakę labai keisti žodžiai. Mirtis ir ateimas. Taip, jis yra gyvas, jis yra prisikėlęs. Bet mes skelbiame mirtį, kad jis numirė už mano ir tavo nuodėmes. Kad kaina jau yra sumokėta. Ir tai skelbsime Kristaus bažnyčią. Tai liudysime iki kol jis ateis. Maranata, ateik viešpatie Jėzau. Amen.